Vakar dariau... Taip, prisispaudimus? Ne, mokslinį tokį tyrimą. Pateko į pelėkautus virtuviai pelė. O? Nu, ir aišku. Tavo virtuviai? Ką? Tavo virtuviai, ar čia skaitėjai kažkur? Ne, pas mus. Ir žinai, kartais, kai patenka jau, nu, ryte randinės, jūs naktį išmrelina, už tai, kad jos medžiokliai. Taip. Ir ryte ateini ir žiūri, ten, nu, atidarai po kriauklę durilės, kur šiukšlių viedras stovi. Ir žiūri, ar pelėkautas dar su primanka, ar jau su nukentėjusiu. Tai ir pas mus yra, kaip, nu, tėvas nupirko tokį taskboardą, pakabino tokį tipo, kur tėvas darė tokį šeimos susirinkimą, kur aš, mama, tėvas sako, va, nupirkau tokį taskboardą, kaip darbe. Mes su mama žiūrim, kas tėvas. A mama įtaiso, ne taskboardą? Whiteboardą. A mama lietuvių kalbos specialistė. Šiaip sako, bet ir taip negalima sakyti. Nu, vienu žodžiu, lenta. Ir jis pakabino ir sako, va, čia yra spalvoti flomasteriai, mėlynas, raudonas ir žalias. Tau sūnau mėlynas, tau bobai žalias, a jam raudonas. Nors iš tikrųjų bobai turėtų būti raudonas, a vyrų mėlynas. Boba demokratijos raudonas, a mėlynas ir šaltas. Ir tada, sako, čia dabar rašysim visokius einamosius reikalus. Nu, pavyzdžiui, tu, Vitalikai, aš ryte atsikeliu, pamatau, kad šiukšlių kibiras pilnas, aš parašau Vitalikui išnešti šiukšles. Ir 19.00 pabrauk ir 3 šauktukai, kad nepamiršk, ir parašau. Arba tenai, kad tenai nupirkti dvitaškis, ten mama prašo, tualetinio popierių. Ir vis laik rašo popierių. Ten, nu, ir sako, tokie einamieji reikalai, kad šeimoje susitvarkytų komunikacija vidinė. Nes sako, biški kartais miskomunikuojam ir kažkas, pavyzdžiui, nuperka tėvas tualetinį popierių ir mama. Ir tada būna iš karto armyderis, iš karto barasi, nes, nu, žinai. Suprantama, tai. Ir, tai va, ir aš tada keliu ranką, tiesą, kalbėk. Sakau, šitą galiu aš rašyti, nu, skaičiuot pelės, kurias pagaunu ant tos lentos. Sako, ką rašysi tokius brūkšniukus kaip kalėjimės. Nu, tai aš pelytė ir brūkšniukas. Jau vis sakau, gerai, bet aš ir, nu, kai pirmą pelę pagavom, jinai dar buvo gyva, buvo tik sužeista. Tai žinai, kaip parašiau? Ten parašiau ant to whiteboardo, parašiau pelės, dvitaškis. Tada parašiau 300 ir vieną brūkšniuką padėjau. Nes jinai buvo sužeista. 300. Taip. A kitą rytą jau radau negyvą. Tada pačioje parašiau 200. Vėl brūkšniuką. Nu ir taip, kiekvieną rytą brūkšniukas atsiranda arba prie 300, arba jeigu nėra, pavyzdžiui, šito lašinių, nu, kur padėta ant pelėkauto, ir pelės nėra. Tai ką rašai? 500. 500, kad pabėga. Taip, tai buvo. Ir toks labai retai būna, nes dažniausiai arba ją už 200 arba už 300. Tai va, tai vakar ryte buvo 200 pelė. A būnagi pelėkautai? Pelėgaudai. Kur ne tas, kur ten ant sprundžinos ta špulė, kur ta kranšteinas duoda peliai, ten šonkulių sulaužo ir viską. A būna kartuvėlės. Mes apie tai kalbėjome. Būna ir lipukai. Lipukai, ja. Ir giliutenytės būna irgi. Taip. Tai va, tai vakar ryte šiandien buvo 200 pelė, tai aš sugalvojau kurtifikuoti ją, nu, preparuoti. Taip. Virtuvėje patys jau ant mamos pjaustymo lentą padėjau, paėmiau peilį mėsai ir aiškinausi, iš ko padaryta pelė. Aha. Va. Tai man įdomiausia, kiekvieno gyvūno dalis yra šikna? Ne, smegenis. Tai iš pradžių nupjoviau galvą. Sprendimų priėmimo centras. Sprendimų priėmimo centras. Atsiprašau, kad neaiškiai išturiu. Nupjoviau iš pradžių galvą, kūną išmečiau, nes nedirbsiu šiandien su kūnu. Koncentruosiuosi į galvą. Paėmiau iš tėvo, pas jį yra
tamsiam kambarėlį jis įsirengęs savo litavimo tokį... Visovę. Jo, kur taiso kartais kokią nors nereikalingą tranzistą. Ir ten pas yra tokia ant štatyvų lupa. Tokia pasistato. Paėmiau lupas su lėdu. Čia yra ta medicininė lupa, kur pasižiūri, ar pas ant lupos nėra mikrobiomos. Ne tai. Čia tokia, šiaip galima. Litavimo. Tokia pasistačiau, įjungiau tą lėdą, man padidino tą pelės į galvą. Tu pamatėjai, kad jinai šypsosi. Prieš mirtį. Jo, nes labai skaniai pavalgė. Spėjo atkasti lašinę gabalą, kiaulės. Žinok, kad nuo kada pelės valgo kiaulės. Ir kritikavau. Perėjau čia šitą, Tada kaip indienas apipjoviau skalpą, nuėmiau kailiuką, suodą. Piruką, kobzoną, piruką. Ir tada su tokiu pilką pjūkliukų metalo. Nupjoviau kaukolės tokį viršutinį dalį. Bet labai atsargiai, kad neišbėgtų smegenų vanduo. Ta vanduo yra? Ne, ten nebuvo. Skystis, kurį mes Ne, jis jau buvo užbėgę, kai nupjovau gal. Ir tada atsivėrė nuostabusis smegenų pasaulis. Ir tada paėmiau, atsidariau laptopą ir ten susiradau pelės smegenis, didelį paveiksliuką, ir, žinai, pažiūriu, kur kokia dalis, pažiūriu į gyvą. Ir tenai, viską išsiaiškinau. Ten, kur tam paveiksliukė, kur pelė atsakingas smegenų sritys už lygsvarą, kita už muzikos suvokimą. Jo, prekinė žievė tenai. Taip, ten už algebrą, hipokampusas, hipokritika. Visas, jo. Tai sudalinau viską gražiai dalimis. Nufotkinau. Ir kaip ir viskas. O taip po to, ką? Ką? Neuždėjot gal, kad būtų iškamša pelės? Aš apie tai nepagalvoju. Nepagalvoju. Bet dar prigaudysi. Jo, medžiotojai būna, kaip pagaminant tokias medinės lentutės, tam, pavyzdžiui, bredžio galvą su ragais, namie pakabina. Taigi galima ir tokia pilytis galvą mažą pakabinti. Bet medžiotojai kiti ateis, sakys, tu ką čia juokauji? Ne, medžioti, čia gal vaikam, vaikų darželį, pavyzdžiui, kiek jau pas mus tų pelių užsidušimtino, aš galėčiau pagaminti, pavyzdžiui, kokią nors, labdarą padaryti, kokiam Vilniaus vaikų darželį, padovanot, pagaminti daug tokių pelės galvų iš kamšėlių ir ant tos lentutės numeriukus dar parašyti. Ir padaryti, rūbiniai vaikam kaip kabliuką, kur paltą pakabina, tokie peliukų galvos. Jo. Vaikai labai žymiai didesnių norų vedinėjai į darželį. Jo. Ir paltą nusiminės. Ir dar vardą galima peliuką parašyti, Mykis. A kito nežinau vardą, aš tik Mykį žinau. Na, tu tada buvai pabėgęs. A galima, kad jie įvairesni būtų, pavyzdžiui, vienam peliuką akinukus uždėti, a kitam cigaretį. Moksliukas, kitas rūkorius. Jo, kitas rūkorius. Dar vienam tokius... Trečias su kliuviečkos auskarų, su kryžiuku. Arba šviesus plaukus tokius priklijuoti. Prie pankų, neformalo. Jo, arba Trumpas. Buvo. Tu buvai tada pabėgęs iš pamokų, aš atsimenu. Kada? Į varlę pjausą? Ne varlę pjausą. Norėjom... Žodžiu, čia buvo taip, kad pabaigoje gavosi, kad mokytojai galvą pjauna. Negali būti, taip nebūtų. Atėjo į mokyklą girta, aiškiai nusipysusi, chemijos, man atrodo, mokytoja. Mokytoja irgi nori pystis. Tai jinai atėjo su kvapeliu, o moksleiviai labai greitai supranta, kad kažkas negerai. Ir jinai... Nes megztinis išvirkščias. Jo. Chronebal. Jo. Cigaretėm smirdė, aiškiai, namie nakvojusi. Ir tam buvo, kaip toj reklamai, kur policininkai to šviesa paliveidą pamakaloja, to šviesos ultravioletinės kažkoks matosi spermos pėdsakai. Tokia reklama? Jo, yra reklama detektyvė tokia mošina, detektyvas į crime scene ateina. Ką reklamuoja? Neatsimenu. Ir ten lova, ten kažkokie homicido buvo įvykę. Ir sako, čia pašviesim spermicidų spermą, kur matosi. Ir pašviečiant lovos yra tų pėdsakų, kažko buvo pasibovita. Ir kažkaip užveda į ant veidą, pašviečiant ant įbalniko, tas pats irgi.
policininkai, neatsimenu, ką reklamuoja. Gal skalbimo milteliai? Gal. Gali būti. Tai tai ta chemijos mokytoja atėjo į pamoką. Pirma pamoka buvo. Tu sakau, tai nebuvo tada mokykla. Tai matyt vežė pas... Kur tau... Rengeną. Rengeną. Man kaip visą laiką darydavo rengeną. Ašgi to žmogus. Bet man atrodo, tau kaip tik tada vieną galūnę ilgino su to Elizarovo metodu, kur su... Ai, nes aš šlupčiodavau. Jo, tavo viena koja, kaip trumpesnė buvo. Prisimenu. O po to, kai tau jie išilgino, tai gausi, kad kita koja trumpesnė. Ne tą ilgino. Ai. Ir tu gavaisi kaip Slavka Channel, kur ant tų mane gandriukų vadindavo. Jo, bet to nupjovė ir tiesiog užmovė. Ir jinai ateina ir matosi, kad aiškiai, linksma kažkokia. Ir sako, vaikai, šiandien pamokoj bus laboratorinis darbas. Visi, nes reiškia, nebus nei kontrolė, nei PMS-ų jos, nes nebūdavo PMS-ą pas ją. Ir ne kas mėnesį, o kas dieną. Ir jinai sako, dabar, ten tokie kraneliai, prie kiekvienos stalo atsimeni, pas kolbą 40. Nugi atsigerdavom. Ir ne tik atsigerdavom, primiršdavom tą kriauklelę. Tikrai taip. Ir jinai sako, dabar paimkit ir išdalino tokius stiklinius bidončiukus, stopkis. Sako, įpilkit dabar vandenį į šitos bidončiukus. Visi įpila į tos stiklinės. Ir ką toliau klausom mokytojus, kad dabar sako, išgerkite šitą vandenį, nes turbūt labai troškino kaip vakar, kaip mane. Ir tada visi jau galutinai suprato, paskutinė pirmūnė suprato, kad mokytoja pachmelį. Ir prasidėjo tokie juokeliai, a jinai tokia visai pasiduoda tiem juokeliam. Ir prasidėjo nešvankybės, tai mokytoja, su ko vakar pysatės. Tiesiai išvės. Ne, čia jau kažkur 15 minutų pamokos. Pirmai buvo, ką vakar gėrės, jinai, buvo visko. Su kom pysatės? Šiaučiūnas. Sako, aš prie lango prieisiu, vaikai. O Šiaučiūnas, taigi jis tą klausimą uždavė, ir jis irgi labai naglas buvo, atsimė. Oi, labai tai jis prie irgi savo išsitraukė rūką buvo prie balkono. Ir jis buvo tuo metu klasės numeris 1 toks padavo. A, jinai niekam negali sakyti, nes pati rūko. Nes, ne, jinai visam tam hype. Tik nesakykit direktoriui, nes mokytojai blogai baigsis. Visi, nesakysiu. A ta pirmūnė, sako, aš atsiprašau, galiu į tualetą? Sako, ne, tu esi pasiskūsti. Sėdi čia. Bet tas nebuvo, bet tau pasako. Ir jinai negalėjo į tualetą, tai jinai tada užsilypo ir susiojo į tą kriauklytę. Aš nemačiau, manęs nebuvo. Bet tas nebuvo. Ir? Tai po to, aišku, ilgi liežuvai išplepėjo. Tai ją svarstė komjaunimo susirinkime. Ir darbų mokytojos... Nuėmė jie valandų, man atrodo. Ne, buvo tada aktų salėje, sustatė ten visas klasės, tokių krezentų aplinkoje. Ir darbų mokytojas. Prieš tai direktoriaus pavaduotoja... Ai, Gėda Pelėda darė. Skaitė jai gėdingai raštą. Ir kai atėjo laikas egzekucijai, iš užpakalio priejo darbų mokytojas, jinai nematė. Ir su tokiu pjūklu nupjovė į galvą. Tai būdavo prie sovietų. Čia tai aš aišku juokavai, to nebuvo. Ne, jis iš tikrųjų iš galo priejas ir pendelį įspyrė. Su tokie dulkėtų batų, nes prieš tai dirbo su medžiu. Jo. Ir visi tada jokėsi ir darė Gėdą Pelėdą. Jo, ir po to jie, aišku, išmetė iš darbo. Nes jau neteko... Bet jin po to susirado kitą darbą. Kitoj mokykloje tą patį darbo. Taip, taip pat. Iš kitoj mokykloje, kur ten irgi prisidirbusi chemijos mokytojai, tai mūsų atėjo. Ir jos kaip, jos rotodavo. Su baltų lapu. Vėl nieko nežino, tai... Jeigu žino, tyli nesako. Kol vėl neprisigeria ir vėl ten su perūko, su Šiaučiūnu prie lango. Tikrai taip. Kur dabar Romas Šiaučiūnas įdomu. Labai neaišku, kur žmonės kartais, likimas nublaški, ne? Jo, rodydavom bibelius už pavėsinės, gaudydavom. Buvom įsigudrinę pirštais pagauti kokį nors gelintį vabzdį, pavyzdžiui, bitę arba ten kamanę. O, tie tai pavojingi. Paėmė tu nebijai, nes jinai užareštota, ta jos šikna su ukolu. Šikna nepadarys. Nieko nepadarom. Širšė su šikna kanda? Su šikna. Ne su veidu? Ne.
Jinai turi jabalnikė ten tos, kur sukramto. Bet jie nepikti. Jeigu širšiai būtų tavo ūgio, ir su to jabalniku tau įkasų, tau perkasų tau galvą. Bet šiaip, atsakant tą klausimą, iš šiknos išlenda kolas. Ir širšė gali daug kartų jį naudoti. Abitė, kai įgelia žmogui, atgal neįtraukia. Čia tas pats, kas tu pažiūrėtum kakot, išlystų galušką ir tu numiršti. Tas pats? Tai beveik. Gautųsi, kad gimėjai tik tam, kad pakakotum. Vieną kartą. Gimės kakoti. Parašytų, ne jis stengiasi, o gimės kakoti. Gimės tik pakakoti. Juokinga. Pas mumis dar atsimeni buvo karinio rengimo mokytojas, Kuzminas. Taip. Rusne, ne vieno žodžio lietuviškai, nekentė lietuvaičių, kaip ir viskas, kaip ir priklauso. Ir blec, kur jis dabar, blec, gal za 200 kur nors. Mums, žinai, mes buvom vaikai, mums atrodė visi mokytojai seni labai. A jiegi buvo ten 20-30 metų. Bet vis tiek atrodė kaip seniai. Tai jiems dabar, taugi dabar kiek? 58 dabar. Tai jam tik 68. Tai jis gyvas kažkur vaikštų, gal net dviračio važinėja. Ir gantelius kilnoja. Tu gali išsurasti visas tas padlas, kur tu jas kriaudė. Gali išgaudyti ir padaryti jiems per tą lūpą žiūrėti, kur smegenys už kokį atsakingą. Mokytojo smegenys atidarėjai tų laikų ir žiūri. Šitą smegenų dalys atsakinga už neapykantą vaikams, šitą smegenų dalys atsakinga irgi už neapykantą vaikams. Šitą irgi neapykantą vaikams. Visas smegenų dalis už neapykantą vaikams. Jos taip ištreniruodavo jau turbūt nuo vaikystės. Tam, kur jas mokindavosi ant mokytojo? Pedagoginio pisyklai. Saltoniškių žiedą. Ten turbūt taip ir mokydavo. Ten sulyzdavo, ten tos visos iš kaimų atvažiavusios, kur norėdavo gauti aukštai. Norėjo Vilniuje gyventi. Vilniuje gyventi. Bendravo, tai kur visiukų bernai ateina pysti pedagoškės tas kaimėtas. Po to gauna paskirimą.